Aš dar keletą akcentų noriu pridėti ganėtinai svarbių. Vienas tai, kad visas šitas instrumentas, kurį mes sukūrėm, tikslas yra, kad jis apimtų kuo daugiau sričių, kuo daugiau socialinių sluoksnių, kuo daugiau temų ir kad jisai išsišakotų po Lietuvą visais įmanomais būdais, kanalais ir priemonėmis. Tai yra, grubiai kalbant, pusė viso šito instrumento yra internetinė sistema, labai moderni sistema ir laikoma pasaulyje jau tam tikrų netgi genialių pavyzdžių. Šitą sistemą sukūrė viena garsi kompiuterinė korporacija pasaulinė. Ir šitą sistemą naudoja jo Amerikoje prezidentas Obama. Ir mūsų žiniomis, tai apskritai visą tokią idėjų talką mes darom vieni iš pirmųjų pasaulyje, gal treti, gal ketvirti. Tai yra Amerika, Estija, dar kažkokia valstybė ir Lietuva. Ir šita priemonė turi, kitaip sakant, virtualiąją pusę, internetinį surinkimo, tai vadinama agregatorių, idėjų agregatorių. Ir antroji viso šito projekto pusė, tai yra realiam gyvenime vykstantys forumai, susitikimai, protosturmai, idėjų, tiksliau sakant, rašinių konkursai, galimybės siūsti mintis ir idėjas SMS žinutėmis, trumposiamis žinutėmis, paprastų paštų, elektroniniais laiškais, per įvairias modernes kitas priemonės, tam tarpe planuojam, kad bus galimybė šitas idėjas siūlyti ir radijui, ir televizijai, kitaip sakant, visom įmanomom priemonėm, jos bus renkamos į vieną sistemą arba vieną tinklą. Tas tinklas bus pasiekiamas visiems ir šis projektas daromas yra atviro šaltinio arba atviro kodo filosofijos pagrindu. Tai yra ir į šitą projektą gali įsijungti visi norintys, visi, kam įdomu, visi entuziastai. Jis nėra kažkieno tai nuosavybė šitas projektas, tai visuomeninis projektas. Ir yra galimybė dalyvauti atskirose kategorijose, atskirose srityse, kaip padarė, pavyzdžiui, Estai, jie visą šitą idėjų talką išskaidė į 14 kategorijų ir mes darom panašiai, stengdamėsi atsižvelgti į mūsų šalies ir Lietuvos aplinkybės ir specifiką. Tai aš siūlyčiau Gintarui pristatyti šitas kategorijas, kurias mes siūlom kaip pradinį variantą, kaip pradinį tokį pavyzdį, kuris nėra fiksuojamas, jis yra tik tai užuomina, kur mes turėtumėm eiti, tos temos gali plėstis, mes lauksim siūlymų ir jos turėtų apimti visas Lietuvos gyvenimo kryptis, visas sritis, visas svarbiausias problemas. Mūsų požiūriu yra labai svarbu. Čia dar atskiras akcentas ir bus atskiras pranešimas šitos konferencijos pirmadienį metu apie vertybių hierarchiją ir tautos išlikimą. Tai bus pristatoma eiliškumas, kad tam tikros idėjos, vertybinės idėjos, vizijos, strateginiai klausimai, ilgalaikiai klausimai šalies yra pradiniai, pagrindiniai ir nuo jų reikia pradėti. Tai ta tvarka yra labai svarbi. Aš tai nemanau, kad man dabar reikėtų paminėti čia, kur jums yra išdalinta siūlomos temos, kurios galėtų būti diskutuojamos, jos yra nevienodos, gali būti potemiai įvairūs, gali būti, kad pats procesas visas labai daug ką pakeis, bet čia tik tai konferencijai, diskusijai, šiek tiek atsižvelgiant į estišką pavyzdį. Aš tik tai trumpai pasakysiu, kad sakėm, kad mes vieni čia iš pirmųjų, bet šiandien žinutę gavau, kad Suomijoje Nokia inovacijų malūnas užvestas. Tai vėl kažkas panašaus. Tai gal dabar klausimą? Tai Lietuvos radijas Janina Mateikienė. Gal aš norėčiau ponui Girdzijauskui. Čia mes girdėjome daug epizodų apie tas idėjų tą banką, ar kaip jį vadinti. Bet, kaip aš visada klausiu, kai yra naujovė, o kaip tai bus praktiškai? Ar čia jūs generuosite tas idėjas, ar jūs visų žmonių idėjas surinksite ir tos visos technologijos bus priemonė prie tos talkos prieiti. Tai koks būtų jūsų trumpas atsakymas, kad tas žmogus, kuris nieko negirdėjo, nei apie TEDą, nei apie, ką jūs dar ten sakėte, modulį, kad suprastų, kaip tai bus? Ačiū.
Mes pasistengsim, kad visos tas prieinamumas būtų kuo paprastesnis, kuo aiškesnis, kuo lengvesnis ir dabar prie to yra daug dirbama. Ir surinkus tas visas mintis, patys žmonės, patys dalyviai, jie patys ir išgrynins, aptars, išdiskutuos. Tai yra, siekis yra, kad šitame procese dalyvautų visas Lietuvos kolektyvinis protas, visa visuomenė dalyvautų. Mes kūrėm priemonę ir kad ta priemonė būtų kuo paprastesnė, kuo prieinamesnė, bet jinai turėtų būti prieinama atitinkamiems sluoksniams, sakykime, jaunimo adekvati, vyresniems žmonėms atitinkamos dalys jo. Ir kita pusė viso šito proceso tai yra tai, kad po to, kai jos bus išgrynintos ir pasiekiamos visiems ir aptartos, estai pasiūlė labai paprastą būdą, kaip jas įgyvendinti, ne tik paprastą, bet labai aišku būdą. Tai yra, kad jos bus išrūšiuojamos į 3 kategorijas. Pirmoji kategorija tai yra tokios mintys ir pasiūlymai, kurios patys žmonės, pati tauta gali gyvendinti. Ir jie bus atiduodami atgal ir žymime, kad tai yra visiems atgal, kad visi gali tai gyvendinti. Antra kategorija tai yra tokios idėjos, kuriom reikės šiokios tokios ekspertų pagalbos, kad jas privesti prie realizacijos. Ir trečia kategorija tai yra nacionalinio maštabo, globalaus maštabo, milžiniškos, sunkios, stiprios idėjos, kurioms yra reikalingi jau valstybiniai resursai ir visos visuomenės ir verslo resursai, kad jas įgyvendintų. Taip. Irena Buinickaitė, internetinė televizija. Labai įdomi iniciatyva, bet iškilo vienas klausimas, aš jį dažnai užduodu. Autorinės teisės. Kaip čia bus sprendžiama šis klausimas? Idėjos, kaip žinom, yra brangiausias turtas. Jas galima parduoti, įgyvendinti. Ačiū. Geras klausimas. Na, čia buvo jau užsiminta, kad filosofija čia yra visiškas atvirumas. Ir niekas čia nieko nesisavina. Ir netgi, sakykime, iniciatoriai, kur čia yra, sunku pasakyti, kas ten tie iniciatoriai, ar Estijoje, ar dar kažkur, yra visų mūsų iniciatyva, mes taip norėtumėm. Tai yra atvirų sistemų. Pasaulis dabar keičiasi nuo tų uždarų tokių sistemų, kurios jau pasitikėjimą kartais praranda, nes pasaulis perina prie masinio bendradarbiavimo sistemų, prie dalinimosi sistemų. Tai čia būtent niekas į komerciją kažkokią ar nepretenduoja, į kažkokį tai verslą šitame projekte nepretenduoja. Tai jei teisingai supratau, tai idėja, kurią aš noriu paskleisti ir paskleidžiu atviram tinkle, tampa visuomenės turtu. Ačiū labai. Aš netgi dar norėčiau pridėti prie šito punkto, kad mes skelbėme nacionalinių idėjų surinkimą, ne kažkokių komercinių idėjų ir ne kažkokių tai individualių idėjų, bet tai yra idėjos Lietuvai, Lietuvos sprendimai, Lietuvos didžiausiam savo bendruomeniai, nebūtinai visai, gali būti ir savo bendruomeniai labai, bet reikšmingus idėjos, visuomeniai reikšmingus idėjos, tautai reikšmingus. Ar tai galima suprasti, kad tai būtų lyg internetinis forumas, kur bus galima siūlyti, o paskui generacija tų idėjų? Jūs visiškai teisi, tai bus ir internetinis, ir fizinis forumas, nes bus ir tos fizinis seminarai ir konferencijos derinami su internetiniu forumu, su instrumentu, kaip ir pačiai auditorijai sprendžiant, kokios tos idėjos iš tikrųjų yra aktualiausios ir svarbiausios ir sėkmingiausiai pasiūlyti sprendimai.